Tai labas rytelis, šiandien serviruoju jums dar vieną video ir šiandien važiuoju į test drive. Visai neseniai išėjo naujas Hyundai'us, gavau skambutį, gal nori pavairuoti, tai sakau, aišku, seniai, kad nori pavairuoti. Tai sėdami Suzy paliekam porą dienų Autoforte, kur yra jos tikrieji namai, ir sėdam prasilėkti su Hyundai. Kaip saldainis. Kaip smagu su senučiuku važiuoti. 5 dienas nevažiavau, jau stabdžiai kažką sako. Kol važiuojam pakeliui, trumpas aptarimas, kas šiandien bus, tai visų pirma pasiėmė automobilį, iššoksim į autostradą, prasilėksim autostradą, tada prasilėksim paprastais keliais ir grįšim kitą pusę link mano namų esančių ant Kauno kelio. Tai realiai važiuosim link Panevėžio, link Sudervės, pro Sudervę į Kauno kelią ir grįšim atgal link Vilniaus. Tai taip noriu prasižiūrėti, kaip autostradai automobilis elgiasi, noriu pabandyti, kaip ne autostrados keliuosi su automobiliu važiavimas, kokios elektros sąnaudos. Nu ir aišku, pasižiūrėsim, koks yra pirmas įspūdis ir kaip lengva viskas susijungti ir susiorientuoti, atsisėdus į automobilį pirmą kartą. Tai gali būti, kad šitaip tyliai viskas baigės. Pirmą kartą į saloną naujų automobilių eisiu su kamera ant galvos. Ta proga. Visai tinka man. Nice. Nice. Na kągi. Let's go. Labukas? Labukas. Kaip gyveni? Gerai. Keista buvo tokio matyti. Man pačiam keista. Įdomis. Vakar nuplovom, jo pakrauti, tai tikrai bus 100%. Gerai, tai viskas. Ačiū, tada iki poryt. Ate. Gerai, ačiū. Greitai, paprastai, kaip visada. Dabar aplink kėbulą daug neisiu, atsijungiu pakrovimą ir važiuosim. Sustosim kažkur pasikalbėti apie viską. Tiesiog, jo, nice. Prisidengiam. Nice, sexy. Viskas pagražės. Skaitmeniniai veidrodžiai. Ok, bus įdomu. Ok, pasižiūrėkime. Pirmasis atsėdimas. Aha, start, stop. Telefonui pakrovimo vieta, puiku. Viena kamera, antra kamera. Na kągi, laikas važiuoti. Vairiuką truputį kilstelnam, kad matytume. Bet šiaip malonus, apsiūtas, raudonas, N raidė, fiziniai mygtukai ant vairo. Klimato kontrolė, čia kaip matau, jinai yra 2 zonų. Ta miega, nes nėra jokio žmogaus. Ok. Susinchronizuojam, sumažinam. Girdit? Lietimų jautrus, bet yra bup ir bent jau ne ekrane. Vairas šildomas, sėdynės šildomos, vėsinamos. Kad langai elektriniai, aišku, stebėtis neverta. 100 vatų galios krovimas telefonui. Freaking nice, mate! Aišku, pavaros įsijungia su milžinišku dildau. Ok, varom. Atlipo stabdžiai. Bliama prie tų veidrodėlių, čia man reiks įprasti. Bet įprasim prie visko. Reiks. Maloniai.
Tai jeigu gerai suprantu, čia yra 325 arklio galios. Jo, nes normaliai traukia, nes N jau būtų 650, tai čia 325. Nu, tie veidrodėliai tai pareikalaus iš manęs streso. Gal dalis iš jūsų klausėt, kokio velnio apskritai tos veidrodžius tokius montuoja, o ne normalius, tai viskas yra dėl to, kad būtų kuo mažesnis vėjo pasipriešinimas. Aišku, mašina išbrangsta žiauriai, bet vėjo pasipriešinimas sumažėja. Su mentelėm reguliuojasi regeneracija, aš užsistatau visada pačią didžiausią, nes man patinka regeneracija, man patinka vieno pedalo važiavimo režimas. Kranas gana greitas, kiek mes turim laipsnių, va. Trečią 17, trečią 17, o ketvirtą 19 su lietučiu, 19. Pasaka. Nežinau, ar matot projekciją ant lango yra, tai rodo ir greitį. Dabartinį leistiną greitį, rodo kliūtis, iš kurios pusės yra artimiausia. Spėju, kad rodytų ir navigaciją, jeigu nusistatyčiau į sudervę. Greitai rašosi, šiaip gerai, lėtai ieško, bet rašosi greitai. Okei. Čia mažesnė eilė būna, bet reikia paskui iššauti kaip bepročiai. Jeigu dėdulė su Kuga sustartuosim mes. Na, žiūrėk, Kugelė sunkiai sustartu. Gerai, kad daugiau atsiliekančių yra. Ne, palauk, mes nesuksim. Ką čia man paskui? Va, visgi aš ne į sudervę planavau važiuoti į Kernavę, bet suvedžiu sudervę. Ir galvoju, kodėl čia man taip knysta protą. Tai dabar suvedžiau jau Kernavę. Ir važiuosimės pro ten. Rodo, kad man liko nuvažiuoti 307 kilai. Jeigu važiuočiau max ramiai, nuvažiuočiau 604. Jeigu dar agresyviau, nuvažiuočiau 274. Aišku, dabar sąnaudos 28, kas yra nerealu, bet gal nukristų laiku truputėlį. Važiuoti labai lengvai, labai maloniai. Aišku, kelio netobulumai kažkiek jaučiasi, tokia per kažkokius dalykėlis parvažiavus, bet šiaip automobilis ir minkštas, ir traukia gerai, ir valdosi neblogai. Oho, kaip lengvai bėgėjas. Labai aptakus kėbulas šito Ioniko. Dėl to jo tokia ir forma, kuri vieniem gali patikti, gali nepatikti, bet labai be galo aptakus ir tai padeda, aišku, sąnaudom, padeda nepakilti nuo kelio dideliu greičiu. Ir jaučiasi, kad net padidinus greitį stipriai automobilis labai stabiliai prie kelio prilipęs. Gerai, dabar pažiūrėsim, kaip veikia autopilotas ir kaip aš greitai įsijungsiu. Tai spėju, kad čia yra Adaptive. Spaudžiu į viršų ir paspaudžiu dar kartą. Ne. Spaudžiu šitaip, atleidžiu pedalą, paleidžiu rankas. Pažiūrėsim, kaip jis elgsis. Juosta artėja, meta atgal. Keep hands on steering wheel. Nope. Jau rėkia ant manęs. Ir... Bet jis nieko nedaro, jis tik parėkia ant manęs. Ir jis manęs nestabdo. Autopilotas neatsijungia, jis toliau laiko mane tarp juostų. Tai gal taip ir nuvažiuočiau iki Panevėžio. Tiesiog visada pypsi. Jeigu garsas neerzina, gal visai ir geras kelias būtų iki Panevėžio. Jeigu, pavyzdžiui, kur čia žmogus būčiau, arba ausinukus įsimešiau, realiai gali važiuoti, jeigu nebijai to tampimos tarp kelio. Aš netikiu, kad jis manęs nestabdys. Nu gerai, viskas, fūra artėja, turi rikiuotis, bet labai keistai dirbantis autopilotas. Ir pirmą kartą turbūt susiduriu, kad jis manęs nestabdo. Čia gerai ar blogai, nežinau, jūs man pasakykit. Bet jeigu žmogui širdies smūgis, tai gal geriau, kad jisai sustotų ir su avariniu tada būtų ir kažkas privažiuotų, negu kad dar ten 20 kilų rėdėtų su tą mašiną tarp jos tampydamas. Nežinau, čia tik pasvarstymai mano. Viskas, baigėsi autostrada, beveik 30 km pravažiuota, man užteko, automobilis autostrada elgėsi puikiai. Tai dabar matau raudoną gražų mygtuką, Drive Mode Sport. Aha, alright. Trauka stipriai padidėjo.
gal netrauka padėjo, bet pats akceleratorius labai stipriai sujautrėjo. Lenkimo manevras. 2 metrų atstumu apvažiuojam dviratininką. Sharp right. Opa, lyg ir nori truputuką mestis galas, kai per daug užspaudė. Ko man trūksta va tokiuose automobiliuose, lyginant, pavyzdžiui, su Tesla, tikro pasaulio žemėlapio, nes taip įdomu kartais važiuoti to tikrųjų žemėlapių, kartais važiuoji, matai laukus, o kartais ežerus kažkokius nematytus, kartais taškus sužymėtus kaip maža kepyklėlė ar koks dvarelis, dar kažkas, kurių šiaip nepastebėtum. Tai vat to trūksta įprastose automobiliuose, kurios gamina ne kompiuteristai, o automobilių gamintojai. Užmetam gaziuką truputuką. Man labai patinka važiuoklės darbas iš tikrųjų. Atrodo, kad jį pakankamai sportiškai ir leidžia lyg stovėti ant kelio, bet tuo pačiu ir komfortiškai dirba tas automobilis. Taigi dabar pažiūrėkim, kaip tas automobilis atrodo. Tai čia yra Ioniq 6 2025 metų faceliftas, tai nėra naujas Ioniqas. Bet pasikeitusias priekinės lempas, įmetu pažiūrėti, kaip atrodė praeita versija. Čia yra beje N-linas. Iš šono, kaip aš minėjau prieš tai, jis yra žiauriai aptakus. Tai viskas yra dėl kuo žemesnių elektros sąnaudų. O galinė dalis irgi truputėlį pasikeitus, pasikeitė žibintai, pasikeitė galinis bamperis. Šiaip man Ioniqas 6 atrodo tikrai neblogai, tik man keistas jų pasirinkimas pardavinėti automobilį tik 2 spalvų. Tai šį kartą spalvų derinys visai gražus, bet kartais būna ir nelabai gražių. Bagažinė. Gili. Čia laidai turbūt bus. Kažkiek yra daiktų čia sėdėti vietos. Gale sėsiu pats už savęs. Oho! Sėdžiu pats už savęs taip, kaip vairuoju, pažiūrėkit. Wow, pakankamai karališkai sėdžiu, aišku, kojom. Kadangi čia kupė, tai mano galvelė remiasi į lubas, bet jeigu sukrisčiau truputėlį, padaryčiau taip, kad kojas labiau priekį eitų, tai telpa ir ta galva. Džentelmeno sėdynė, raudonas ledas ant durų ir iš vidaus šviečia taip fainai. Ir netgi šildomas sėdynės. Tai šiaip bendras vaizdas automobiliuko geras. Ar būtumėt prieš 20-30 metų pagalvoję, kad Hyundai'us nuo Elantros ten ir visų kitų laikų iškils į tokias aukštumas. O dabar nebepezu ir važiuojam toliau. Gandriu. Dar vienas žiauriai geras dalykas, tai yra 360 kamera, kuri įsijungia ir iškart yra, o ne piešia vaizdą. Tai čia turbūt geriausia dalis. Tai kad jau išvažiavam link namų, pabandykim tą muziką bent jau trumpai. Overiukas. Su tom savo reklamom, kebra. Kažkoks užrašas yra ant tų kolonėlių, aš dabar jų neperskaitau. Bet šiaip pakankamai švariai groja, spėju, kad leidžia ne iš radio, iš kokios Spotify'aus grotų dar maloniau. Pravažiavau jau beveik 63 km ir turiu pripažinti, kad sąnaudos man visai patinka, jos siekia 21 beveik, bet aš visai nemažai spaudinėjau iš vietos, o tai reiškia, kad daug elektros energijos naudoju. Viską lyginu su Tesla, kurios vidutinės sąnaudos yra apie 1800 km, kas yra mano galva labai gerai elektromobiliui. Kartais gal iki 16 sugebu suvažiuoti, bet čia jau labai ramiai važiuojant. Tai 21 spėju ramiai važiuojant būtų kokie irgi 18-19, tai tas aptakumas kėbulo tikrai padeda sąnaudom. Ir atvirai pasakius, garsų izoliacija mane stebina. Aišku, nėra variklio, tai nieks neužia, tai žymiai geriau girdisi visi aplinkiniai garsai, bet vėjo švilpimas girdisi, bet labai nedidelis. Aišku, automobilio kainos prasideda nuo beveik 48 000 eurų. Tai būtų keista, jeigu ta garso izoliacija būtų labai prasta. Tik tai drykst ir 130 turim. Viskas, sukam iš autostrados. Va, kur man patinka važiuoti. Rajonai. O dabar pažiūrėsim, ką reiškia su Ioniqu per žvyrkelį važiuoti.
Pašimam bliunks, o jas nepravažiuojas, jau matau dabar, kad šlangų milijonas. Na gerai, su veidrodžiais važiuojam atgal, tryšiam, gerai, patogu, viską matau. Ai, mašin su suomiškais numeriais, galvos, kad suomis durnelis nemoka važiuoti. O dar įdomu pasižiūrėkim, ar sudėtinga išjungti visas tas bliunginės sistemas. Display layout vehicle gal, driver assistance, driver attention warning off, šiaip tai žiauriai ilgai čia užtrunka bent kol kas. Tada speed limit off. Na kągi liko paskutinis aptarimas. Įspūdingo grožio mano plaukai yra po šito pasivažinėjimo, bet apskritai tiek reikia įvertinti automobilį nori, nenori. Tai dar kartą pažiūrim kėblo, man jis patinka ir aš duodu pliusą vien dėl to, kad jis stipriai pagražėjęs ir šita spalva atsirado. Jėzus, kaip pripurvinau. Važiuoklė komfortiška, valdymas geras, sistemos pakankamai greitos, daug fizinių mygtukų, tai aš minusus šitam automobiliu pagrindinius ko gero matau du. Tai yra vieta gale, kur aš net išsities normaliai negaliu būdamas 1,84 m. Ir antras dalykas tai yra kaina. Tai Hyundai apskritai prasidėti nuo beveik 48 000 yra, sakykime, prabanga. Tai man atrodo, čia tokios dvi silpnosios šito automobilio vietos. Tai aš jam duosiu 8 iš 10. O šiaip, ačiū, kad mane žiūrit. Jau trečias video baigėsi. Neužmirškit pasubscribint, palaikint, pasakyti draugui, kad yra toks dėdė Gintenis ir daro video apie automobilius. Nu ir susitiksim, kaip visada, turbūt už poros savaičių. Iki!